Tai sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pabaigai norim pademonstruoti štai tokį gražų Lexus RX 450H, 2013 metai, F-Sport apdaila, tikrai pakankamai toksai naujoviškas, pavadinkim, gražus, dailus Lexusas, kuris visų 100% su netiesioginiu purškimo varikliu važiuos dujomis ir tą darys su kokybiška itališka Landirenzo sistema, kurią, aišku, sumontavom servise 007 pagal visus gamintojo reikalavimus ir standartus. Tai reiškia, kad sudėjom viską geriausia, ką galim šiai dienai rinkoje pasiūlyti, pradedant sąvaržom, žarnom, baigiant visais kitais komponentais dujinės įrangos, apie kuriuos labai trumpai pabandau papasakot. Taip pat valdymo blokas yra sumontuotas maždaug šitoje vietoje, be abejonės viskas gražiai uždengta plasmasėm, taip kad nelabai daug ko čia ir matosi. Dujinės įrangos saugiklis, per tech apžiūrą reikia sugebėti jį parodyti, žinot, kad jis egzistuoja, tai instruktažo metu mes pademonstruosim, parodysim. Skeistos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB. Mūsų jungtis prieinama taipogi štai čia, tam, kad nereikėtų visų tų plasmasių nuardyti. Atsidarius, reiškia, kamštelį mes galim prieiti prie diagnostinės jungties tam, kad tą sistemą kalibruot. Dujų reduktorius Landirenzo Li10 Turbo Oversize, galingiausia jo versija štai šitame kampe, šį yra liečiu ranka. Greta dujinės fazės filtras vėlgi atnaujintas su specialiai surinkimu, slėgio daviklis ir dujiniai purkštukai po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas pilnai tvirtai savo vietose, be jokių iškelimų, be nieko, gražiai purkštukai telpa po juo. Dujų padavimą turim padarę iš abiejų pusių, vėlgi tam, kad galėtume tiksliai jį sureguliuoti, tiksliai kuro mišinius visose sūkių, apkrovos diapazonuose, automobilį be abejonės išmėginom tiek mieste, tiek už miesto. Esam pasiruošę klientų atiduoti, pilnai veikiantį, funkcionuojantį, be jokių surprizų, kaip sakyti, sekantį rytą nepamatysim kažkokių trūkčiojimų, jojimų, kratimus ir degančių klaidų variklio skyriui. Tai va, tai tiek iš principo apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Galbūt sunkiau parodyti, aš paskui pradėsiu nuotrauką, reiškia, ar ne. Pildymas yra padarytas prie benzino užpilimo vietos. Štai iš toje vietoje atsidarom, sudėti nerūdijančio plieno varžtai, viskas padengta vaškais iš abiejų pusių, tam, kad išvengti korozijos ateityje. Gražiai atsidaro, gražiai pabaigus užsidaro, labai patogu, nereikia grandyti kažkokių purvų, kažkokių nesąmonių daryti. Dujų balionas atsarginio rato vietoje, dugnas lygus, tvarkingas, yra sumontuotas kokybiškas Bormech gamintojo dujų balionas 56 litrų. Pačią didžiausią įmanomo diametro, kokį galima paimti tokio tipo balionui ir pačio žemiausio aukščio, kokį jį galima įdėti, nes kitaip čia aišku jau niekas ir netelpa. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo sistemos montavimą mūsų servise 007 į RX 450H. Hybridas ir dujinė įranga tikrai nėra naujiena. Tiek šiam modeliui, tiek naujesniam įrangą galim drąsiai siūlyti, taip kad jeigu vairuojat Lexusą ir norit taupyti pinigų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.